Pasaka laivelio kelionė. Plaukė mažas laivelis po platų ir labai didelį vandenyną. Bangos jį blaškė tai į vieną, tai į kitą pusę. Dienos metu saulutė šildė laivelį, o naktį saugojo ir jam kelią rodė žvaigždės. Jos švietė taip ryškiai, kad laivelis jautėsi saugus. Kartais vandenynas būdavo labai draugiškas. Švelnios bangos supuodavo laivelį, o vėjas padėdavo jam plaukti tolyn. Tomis dienomis jis jautėsi saugus ir drąsus. Tačiau kartais pasitaikydavo dienų, kurios laivelį gąsdindavo. Užklupus audrai, danguje apsigyvendavo tamsūs debesys, pradėdavo lyti bei žaibuoti. Perkūnija būdavo tokia garsi, kad laivelio burės virpėdavo nuo kiekvieno griaustinio garso. Atrodydavo, lyg dangus pyktų, o visa jūra banguotų iš baimės kartu su juo. Laivelis susigūždavo tarp bangų, norėdamas pasislėpti, bet neturėjo kur. Tokiu metu jis ilgėdavosi saulės, kuri jį šildydavo, ir žvaigždelių, kurios jam kelią rodydavo. Vieną naktį laivelis sutiko labai draugišką delfiną. Jis šokinėjo tarp bangų, nardė ir pliuškenosi, o laivelis pirmą kartą pajuto, ką reiškia keliauti ne vienam. Delfinas pasakojo jam daug istorijų apie vandenyną. Jis padėjo laiveliui augti ir būti drąsesniam. Delfinas parodė, kaip galima pasitikėti bangomis bei šokti per jas be baimės. Laivelis mokėsi lėtai, bet stropiai. Ir netrukus pats pradėjo lengvai kilti virš bangų, tarsi turėtų sparnus. Kiekviena nauja diena pilna nuotykių, o kiekvienas vakaras buvo kupinas ramybės ir jaukumo, nes žvaigždės dabar švietė ne tik laiveliui, bet ir jo draugui. Plaukdami kartu jie aplankė daugybę vietų, mažų ir didelių salų, pasiekė net įvairiausias šalis. Jie pamatė daug skirtingų kraštų, bendravo su įvairiais paukščiais ir kitais gamtos gyventojais. O kiek dar kitų laivelių, laivų, jachtų ir valčių jie sutiko. Matė net lėktuvus bei oro balionus. Kelionės metu laivelis ir delfinas kartais priplaukdavo prie mažų uostų ar tylių krantų. Ten juos pastebėdavo žmonės, linksmi, smalsūs ir labai draugiški. Jie su šypsenomis klausydavosi pasakojimų apie nuotykius, kuriuos draugai patyrė kartu ir džiaugdavosi jų gražia draugystė. Laivelis mėgdavo pasakoti, kaip delfinas jį išmokė šokinėti per bangas ir nebijoti audros. Delfinas buvo drąsus, žaismingas ir visada pasiruošęs nuotykiams. O laivelis ramus, atsargus ir labai jautrus. Jie buvo labai skirtingi, bet būtent tai ir padarė jų draugystę ypatingą. Kiekvienas iš jų turėjo ką nors nuostabaus. Vienas mokėjo greitai veikti, kitas mokėjo įsiklausyti. Jie dalijosi savo žiniomis ir patirtimi. Laivelio ir delfino draugystė buvo apie buvimą kartu. Ne tik tada, kai šviečia saulė ir bangos džiugiai šokinėja vandenyno paviršiuje, bet ir tada, kai dangus apsiniaukia ir jūra supyksta. Gera turėti tokį draugą, su kuriuo gali ne tik džiaugtis, bet ir kartu įveikti kitus sunkumus. Vaikai, ar jums patiko susipažinti su mažu laiveliu ir jo ištikimu draugu delfinu? Ar pastebėjote, kai pasakos metu danguje pasirodė pažįstamas siluetas? Taip, tai tas pats mažas lėktuvėlis, kuris praeitoje pasakoje atrado sparnus ir suprato, kad net patys mažiausi sparnai gali pakelti į dangų. Kaip matote, jam sekasi puikiai. O galbūt kada nors mūsų pasakoje pasirodys ir mokomės smagiai berniukas. Jis galėtų tapti nauju gražiu veikėju. Kaip manote,
Ar norėtumėte tokio draugo pasakose? Koks jis galėtų būti? Ką jis mėgtų veikti? Pasidalykite su mokytoja savo mintimis. Matome jūsų veidukus ir spindinčias akis. Tikime, kad pasaka apie laivelį ir delfiną paliko daug įspūdžių ir jūs ją puikiai atsimenate. O dabar pabandykime pasitikrinti, ką prisimenate iš jų nuotykių. Pirmas klausimas. Kur plaukiojo mažas laivelis? A. Upelyje. B. Vandenyne. C. Pelkėje. Antras klausimas. Kas saugojo laivelį naktį? A. Švyturys. B. Banginis. C. Žvaigždės. Trečias klausimas. Koks jausmas užplūsdavo laivelį, kai prasidėdavo audra? A. Džiaugsmas. B. Pyktis. C. Baimė. Ketvirtas klausimas. Kas padėjo laiveliui būti drąsesniam? A. Banginis. B. Delfinas. C. Žuvėdra. Penktas klausimas. Kaip delfinas padėjo laiveliui? A. Mokė jį skraidyti. B. Mokė šokinėti per bangas. C. Padovanojo žvaigždę. Šeštas klausimas. Kas laiveliui buvo svarbiausia draugystėje su delfinu? A. Kartu visada buvo smagu. B. Buvo kartu ne tik džiaugsmo akimirkomis, bet ir tada, kai būdavo sunku. C. Keliaudavo tik tada, kai būdavo gražus oras. Septintas klausimas. Kokiose vietose lankėsi laivelis ir delfinas? A. Tik savo gimtajame uoste. B. Tik dideliuose miestuose. C. Įvairiuose salose, šalyse ir uostuose. Aštuntas klausimas. Kokie buvo laivelio ir delfino skirtumai? A. Neturėjo. B. Laivelis buvo greitesnis už delfiną. C. Vienas buvo drąsus, kitas jautrus ir atsargus. Devintas klausimas. Kokia yra pagrindinė šios pasakos mintis? A. Visada keliauk vienas, kad būtum stiprus. B. Tikra draugystė reiškia būti kartu ir džiaugsme ir sunkumuose. C. Laivelis turėtų bijoti tik tada, kai audra stipri. Papildomas klausimas. Laivelis ir delfinas keliaudami aplankė daug šalių. Kelias iš jų galėjote pamatyti ir pasakoje. Ar pastebėjote, kokių šalių vėliavos plevėsavo kelionės metu? Gal atpažinote kurią nors iš jų? Klausimai jau pasibaigė, o dabar pats laikas pasitikrinti, kaip jums sekėsi į juos atsakyti. Pirmas klausimas. Mažas laivelis plaukiojo vandenyne. Todėl teisingas atsakymas yra B. Vandenyne. Antras klausimas. Naktį lėktuvėlį saugojo žvaigždės. Teisingas atsakymas yra C.
žvaigždės. Trečias klausimas. Vos tik audra prasidėdavo, laivelį užplūsdavo baimė. Teisingas atsakymas C. Baimė. Ketvirtas klausimas. Drąsos laiveliui suteikė naujas draugas delfinas. Teisingas atsakymas yra B. Delfinas. Penktas klausimas. Delfinas padėjo laiveliui ne tik būti drąsesniam, bet ir mokė jį šokinėti per bangas. Teisingas atsakymas yra B. Mokė šokinėti per bangas. Šeštas klausimas. Laivelis su delfinu galėjo džiaugtis ne tik laimės akimirkomis, bet ir būti kartu sunkiu metu. Teisingas atsakymas yra B. Buvo kartu ne tik džiaugsmo akimirkomis, bet ir tada, kai būdavo sunku. Septintas klausimas. Delfinas ir laivelis aplankė daugybę vietų, mažų ir didelių salų, pasiekė net įvairias šalis. Jie pamatė daug skirtingų kraštų. Teisingas atsakymas yra C. Įvairiose salose, šalyse ir uostuose. Aštuntas klausimas. Delfinas buvo drąsus, žaismingas ir visada pasiruošęs nuotykiams, o laivelis ramus, atsargus ir labai jautrus. Jie buvo labai skirtingi, bet būtent tai ir padarė jų draugystę ypatingą. Teisingas atsakymas yra C. Vienas buvo drąsus, kitas jautrus ir atsargus. Devintas klausimas. Pasakoje laivelis patyrė ne tik gražias akimirkas, saulėtas dienas, švelnias bangas, keliones ir nuotykius. Kartais jį ištikdavo ir audros, dangus pykdavo, bangos siausdavo, o laivelis jausdavosi išsigandęs ir vienišas. Tačiau, kai atsirado delfinas, viskas pasikeitė. Jie ne tik kartu džiaugėsi kelionėmis, bet ir per audras buvo šalia vienas kito. Delfinas padėjo laiveliui įveikti baimę ir išmokė šokinėti per bangas. Tai ir yra tikra draugystė, kai esi kartu ne tik tada, kai saulė šviečia, bet ir tada, kai audra užklumpa. Teisingas atsakymas yra B. Tikra draugystė reiškia būti kartu ir džiaugsme, ir sunkumuose. Na ir papildomas klausimas. Labai įdomu, ar pavyko jums atpažinti vėliavas? Pasakoje galėjote pamatyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavas. Tai visos 3 Baltijos šalys. Taip pat matėte ir Norvegijos, Švedijos ir Vokietijos vėliavas. Galėjote pamatyti ir Anglijos, Jungtinės karalystės bei Škotijos vėliavas. O galiausiai Ispanijos ir Austrijos vėliavas. Galbūt laivelis ir delfinas pasirodys ir kitose naujose pasakose, bet tam jiems labai reikia vardų. Kviečiame kartu su mokytoja pasikalbėti ir pasvarstyti, kokie vardai jiems labiausiai tiktų. Kaip atpažinsite šiuos veikėjus kitose istorijose? Aptarkite savo idėjas klasėje ir perduokite vardų pasiūlymus mokytojai. Mes labai lauksime jūsų kūrybiškų minčių komentaruose, kad galėtume išrinkti tinkamiausius vardus mūsų pasakų herojams. O dabar atsisveikiname ir iki kitų susitikimų naujose istorijose. Linkėjimus siunčia Mokomės smagiai.